Tai va, jau. Arvidas dainuoja čia. Apie Elvį biškį, porą eilučių susuka. Klausom. Truputį ilgokai įžanga, bet ne. Čia apšilimas. Porą pritupimų. Elvinai! Opa! Elvinas mažiš, užsispyrus mergytė atsisėda prie veidrodžio ir pradeda žaisti. Baigęs makijažą, naudojasi tą progą, kad mamos neranda, įsišiausia gotlidaro. Iš eilės matuojasi visus mamos rūbus ir maivosi prieš veidrodį linddamas skuldais. Jonėse pavirsta rūmais, mamos suknelės madingiausiais kostiumais. Jis nužvelgia savo figūrą atidžiai, po to Klaudijos Šifer nuotrauka pavyzdžiais, svarbiausias jos svajonės, jo gyvenimo kryžius. Jis taip trokšta dirbti manikeniam Paryžius, bet laikrodžio rodiklė artėja prie 6. Kai tėvai sugrįš namo, reikia sėsti prie pamokų. Jis sutvarko savo snukį ir plauna veidą dažytą, pavirsta vėlį paprastą mažytę mergytę. Elvino tėvai jo draugai rimtai nežiūri, tai ir jis gana dažnai sakydavo jam, jokiais kaip tarsi dzūkų iš Kauno rajono, parašyk man kurva. Tėvai jo draugai rimtai nežiūri, tai kai Elvina išpirka bybį, man skaniai, kai jis tapo žvaigždė, turo dydžio, parašys man laišką iš bomžyno. Gražus užsispyrus berniukas ir pavilto į gulbę, išbjūraus ančiuko dabar jo apimtis, ūgis ir svoris, pasaulinis standartas, žemiausia kategorijos, tai parašė pareiškimą dalyvauti konkurse, gražiausios merginos rinkimuose mieste, pirmomis karūnais laimi, tada šalia atsiveria visas baltis pasaulis, jo tėvai, jo draugai rimtai nežiūri, tai nes jis neturi jų tikrai, sakau jam jokiais, kai jis tapo žvaigždė. Bomžo dydžio, parašyk man laišką iš bomžyno, jo tėvai, jo draugai rimtai nežiūri, tai aš gana dažnai sakydavau jam jokiais, kai tu tapsi bomžu, Lasventuro dydžio, parašyk kublę. Gražus užsispyrus berniukas išvažiuoja į Paryžių karjeros daryti su manim, atsisakydamas subinę braukiais, nežino, kas jo svetimo šalia laukia, bėgo metai, jo pašto dėžutė tuščia, jis pamiršo vieną mane čia, kai pisau, aš jam į galvą ir įpisiu dar kartą. Iš Paryžiaus jo tėvai, jo draugai rimtai nežiūri, tai nes jis neturi jų tikrai, jam jokai, kaip jis taps žvaigždė. Porno dydžio, parašys laišką iš Paryžių, jo tėvai, jo draugai rimtai nežiūri, tai nes jis neturi jų tikrai, jam gerai, jis taps žvaigždė. Porno dydžio, parašys laišką iš bomžyno, tai jo draugai rimtai nežiūri, tai Elvinas dažnai sakydavo savo jokiais, kai jis taps žvaigždė. Bomžyno dydžio, parašys laišką iš bomžyno. Elvinas yra bomžas. Jau, opa! Visi, rankas į viršų. Elvinas yra buchas. Elvinas yra morkas. Elvinas valgo meduolį. Užsikanda duoną. Tai va, Elvinai, maladėtra. Va, Elvinai, ne? Tai va, Elvinai, girdėjai, ne? Tai va, čia buvo gan linksmas koncertas biškai, bet kadangi šį vakarą Elvinau nebesulauksim atsakymo, nes techninės nesklandumai neleidžia, tai ką, baigiam rekordinti, laukiam formą. Pojte nesklandumai, ten blėt, snukio nesklandumai.